aprangą paskutiniame mače su Rytu jau ir TJ Starksas. Jis rungtynės pradeda nuo suolo, o Ivanas Vranešas. Imti kamuolius po savąją lentą. Vranešas suklaidino visą perdavimo, tačiau to perdavimo čia nebuvo ir buvo laisvas. Paskutinioji Juves ataka. Vranešas iš vidutinio nuotolio 2 taškai ir ataka, Jonas Zakas. 5 sekundės išpuoliui. Vranešas prieš Maldūną, sudėtingas. Wow, Pasikeitimas gynyboje, Vranešas liko prie Kolinso. Čia jau norėtų pasismaginti Kolinsas, bet nieko panašaus. Praktiškai visi metimai būna po komandos draugų rezultatyvių perdavimų. Tai TJ Starksas žaidžia visiškai kitaip, o čia Vranešas įveikia. Tiksliau nebuvo galimybės įmesti kamuolio Vranešui, dabar Vranešas gauna galimybę žaisti prieš Gailių, įveikia Neptūno kapitoną, Ivanas Vranešas neketęs. Geriau renka taškus, tik iš natų dabar sužaidžia uteniškiai, puikiaunas kamuolys. Vranešas. Ir štai taip. Tikrai yra irgi patenkintas naujokų, sako, gerai skaito tas situacijas, tikrai taip kiti. Danava atiduoda kamuolį Šauliui. 5 sekundės atakai. Vranešas iš vidutinio nuotolio meta taikliai. For Cyprus. Great job, making it look so simple. Atsisėdęs, atsigulęs kokias 4 sekundės, niekas nepuolė ant kamulio iš mūsų žaidėjų. Čia puikiai su Vranešas suranda Zaką. Vranešas gali pažaisti nugarą prieš Kariniauską. Ėjo į pagalbą Tarmanas, suteikė laisvės. Jisai žaidė nedaug minučių, bet buvo labai efektyvus. Sugebėjo įmesti, atsikovoti. Tai būtent tam tokiam kampui ir... Kaip Smitas suranda į kamuolį į žaidimą. Tikrai, Skučius Smitas šiandien nieko nenusima. Vranešo jėgos dvikova su Danusevičiumi ir Ivanas Vranešas. Didelį norą. Vranešo dvikova su Mekovulu, daug klaidinančių judesių. Labai niūrus vakaras Šiauliam, Danusevičiui. Agičius laužė prieš Vranešą ir nieko neišpeša. Mitas Vranešo užtvarą. 1 sekundė spėja atlikti metimą. Tai manau, kad tikrai žaidžia vieną geriausių sezonų karjeroje. Vranešas atakuoja pats 2 taškai. Jau prieš Jurgensą įmestas kamuolys Vranešui ir čia dar 2 Ivano. 3 baudų metimus. Tai jam irgi tokių metimų reikia, nes jis yra tas toksai kaip snaiperis, kur... Komandos atakai. Vranešas. Iki galo 2 taškai. Bet laiko deginimas turbūt pagrindinis prioritetas. Ivanas Vranešas. Žausnas šiandieną kyla. Vranešas. Valenta, po minutės patrukėlės. Geras perdavimas tenais po krepšiu ir 2 taškai. Jo rankose kamuolys. Vėl 5 sekundės. Pradėjo strikti uteniškiai puolime. Jeigu pirmajame rungtynių kėlinyje problemų. Kaip labai stiprus Žalgirio trenerių štabas neseniai prisipildė dar vienu specialistu. Juve atkovojo daugiau kamuolių puolime nei gynyboje. Oho. Vranešas per Gagičių. Ir dar vienas svečių komandos išpuolis. Ir Tikėtis, kad išvengs daugiau traumų ir bus optimalios formos. Galime tik to palinkėti. Kas? Zakas. Vranešas veidu į krepšį prieš Gagičių, metimas. Komandos tikrai orientuotos į puolimą, geriau puola nei ginasi. Vranešas neblogai, Echodogi. Valinskas puikiai, jo gynyba, tačiau, norėjau sakyti, išsaugo kamuolį. Savo rankose padėlė. Aikštelės pusėje nepataikė. Vasarą vienas reiktės. Ivanas Vranešas grūda kamuolį iš viršaus. Dar pabėga
Kart ir triukšmo daugiau arenoje Ivanas Vranešas. Daro netaikliai. Su kamuoliu prie Aivei. Dar vienas jo perdavimas ir Ivanas Vranešas. Dar kartelį šis epizodas puikus prie Aivei. Prie tritaškio linijos dar kartą Vranešas prieš Birutį. Birutis bandė perimti kamuolį, to padaryti nepavyko ir atkovojo kamuolį. Čia atvykę uždados klubo sirgaliai. Išmėtos ilgai, laikosi ore. Nepataiko, Vranešas ima kamuolį. Good a daylight maybe. Smith driving hard to the hole, push back in. Good follow. Vanderiui Plasui iššūkis apsiginti prieš Ivaną Vranešą. Oi, gera verpstė ir Vanderplasas už nugaras. Tačiau ir nenuostabu, vis dar kalbame apie 2-3 metimų rungtynes. Nepaisant to, kad ir kaip nekokybiškai uteniškai žaidžia antroje pusėje. Vranešas atakuoja, Salimano patogus, metimas Vranešui. Dar nori pasiginti. Garbingos žaidimo taisyklės už tai. 2 taškus. Čia Vranešas, puikus puskablis, 2 taškai, 18-15. Vaikiškai suklydo klaipėdiečiai. Vranešas bando taranuoti Pacevičių. Daugiau negu pusmetį sužaisti jaunam žaidėjui 3 rungtynes, tai ieškančiam kažkokios patirties. Neptūno taškai po 4-ame kėlinyje, atsiliekant nemažų skirtumų, tai jau reikia imtis kažko. The reverse. Pushes it back out. Šiose tarpusavio rungtynėse ta taktika labai juviai pasiteisino. Šaulys. Galiau pataiko. Per 8 sekundės vos spėjo, po to susidūrė vienas su kitu. Vranešas atmeta kamuolį Evaldui Šauliui, rezultatyviai nepataikydamas iš aikštės kampo. Išsaugotas kamuolys aikštėje, Lukas Uleckas. Be taškų Žygimantas Skučas ir toliau. Čia tikras siaubas, o kiekvienas taškelis gali būti aukso vertės. Liupkevičius. Sėja 4. kėlinys, Severavičius. Jonas Vranešas. Manau, kad tikro lengvo puolėjo neturi Utena ir Sirvydis. Nevežiečiai šiandien. Slavinskas. Tritaškį galėjo mesti, renkasi prasiveržimą, nepataiko, pats ima kamuolį. Kevičius. Nebuvo žingsnių. Rungtynėse laimėtose rungtynėse naudingiausiai Šiaulių komandoje žaidė LJ Torpas. Turintis galimybę dar kartelį. Pabandyti išsiveržti į priekį, Ivanas Vranešas. 6, Jurikla Kazino Juventus bando veržtis į priekį. Dar vienas jų perimtas kamuolys. Priekyje taškų ar pora, Kristupo Žemaičio klaida, Šaulio perdamas į priekį, Ivanas Vranešas iki galo. Dušo gera užtvara. Šaulys Ivanui Vranešui, Vranešas prieš Gydymą Siūlį, vėl techniškai žaidė. Atliktas perdavimas, Skučo geras metimas. Ir pirmosios 2 Wolves atakos baigėsi klaidomis, o pirmo... Stripped away and another turnover. They've got numbers. Good running. Easy bucket. Vranešas bando atakuoti Majauską lengviau prieš Popovičių. Vranešas atlieka metimą ir pataiko. Šiame kėlinuke jų taikumas 1 iš 3. Vranešas. Pozicijom po krepšiu Vranešas. Ateina dvigubą gynybą, jam dar nesumušus kamuolio, koks puikus perdavimas. Ir Pirmosius kėlinius buvo rezultatyviausias, 8 taškai. Starcas surinko 7. Vranešas. Gerai. Žemaisiais panevėžiečiai, 2 žmonės iškart keliauja prie Vranešo, bet šį kartą Vranešas puikiai. Einu arenoje. Vranešas. Geras saldainiukas. Komandai iš jo ir nereikėjo. Taip, nebejoju, kad ir toliau bandys tikrai paspausti varžovus Lietkabelis, o čia Vranešo 2 taškai ir pražanga.